Labas rytas. Na, tai išvažiuojam iš šitos gražios vietos. Tai gražiausia čia kokia esu tik buvęs. Ir iš karto skauda užpakalį, atsisėdau ir jaučiu, kad vakar nuvažiavau visai nemažai. O šiaip vieta labai faina, labai graži. Miegojau taip šiaip sau, nes neina priprast, kad naktį čia šviesu. 12 nakties šviesu kaip diena. Neina tiesiog, atsiguli švies. Reikia tų ant akių, kur per filmus rodo, kur užsideda tos juodus akinius tokius miegui. Tai taip labai keistai buvo. Ir atsikėliau 6, dabar 8. Atsikėliau 6, nes biškį šalta buvo. Bet diena atrodo, kad bus šilta, net išsisegiau pamušalą vidinį. Ir turėtų būti gerai. Čiau. Na ką, kelionė truputį apkarto. Tikriausiai, kada kūmas išsikrovė. Eina savo. Žiauriai blogai. Tai aš čia sugėdau, o čia elniai eina.
Na, šitaip atrodo mano diena. Šiandien galvoju pasieksiu Nordkapą pasistengęs. Bet dėja, čia kažkokia degalinė, bet ji neveikia, čia sena, apleista. Tai mėginu ardyti, dabar mėginsiu nueiti baką. Sunku vienam. Čia kol ardžiaus lankus galvoju, kad gal nors pravažiuos, ten motociklininkas dar kažkas. Nieks nepravažiuoja čia. Tai koks nuotaiks? Nuotaiks toks, kad neužsikur motociklas, aš pats nesitvarkau. Tikriausiai reikia naujo kumo. Bet ir tai kažkas yra įtartinai kitaip, negu kad būtų tik naujo akumo problema. Bet bus matyti. Aš tiesiog negaliu sutvarkyti šitą dalyką. Jeigu tik naujo akumo, nieko tokio. Nu ką, tai dabar jau vėlyvas vakaras. Žinau, neatrodo, saulė šviečia. Va, pažiūrėkit, saulė ten dar. Bet jau pakankamai vėl. Motociklo sutvarkyti neišeina. Vienas, antras, trečias sustoja žmogus pamėginti padėti, bet nieks nežino, kaip čia, kas čia gali būti. Ne baterijoje bėda, kažkas kitas. O aš kaip nenusimanau per daug, tai ja, sunku. Bet nieko. Turiu vietą palapiniai. Ja, tiesiog po medžiais. Biški tiesiog bus triukšminga. Čia tikriausiai, nes čia yra kaip kariuomenės zona, tai čia pravažiuoja tų labai karinių technikų daug. Tai va. O šiaip didės. Ką čia turima? Apleisti degalinį. Virdulį tokį. Tokių bajerių. Galėtų atsidaryti, eičiau į vidų mėgoti. Taigi rytas degaliniai, tai pačiai vietoje. Taip nebuvo nuotaikus pakuotis daiktų, palapinę, čiužinį, miegmaišį. Kažkaip visai be ūpo. Kaip būtų gerai, kad viskas būtų susitvarkę per naktį. Atsibundi ir viskas susitvarkę. Bet nieko. Reikia kažkaip sprendimą, negyvensiu dabar čia. Ir visada gali būti blogiau. Galėtų lyt dabar, pavyzdžiui. Nu, o dabar ieškosim sprendimo toliau. Kadangi jau čia sugėdau, tai pagalvojau, čia motociklas yra. O čia yra, toks pastatas, aš galvoju, gal man čia reikia apsigyventi. Gal man čia ir pasilikti. Nu, kokį nors juk darbelį susirašiau aš čia. Netoli Nordkapas, padaryčiau savo čia turistam vietą kokią, žinai. Tai I think, yeah. Nenorom anglam pakalbėjau tiek daug angliškai, nes labai senai kalbėsiu. Tai va, čia yra įėjimas. This is my ship. Jeigu atsimena tą video. Va. Va taip, tokį ratą man tualetas, jeigu reikia. Čia vat. Nu ką, biškį tvarkau. Ir gerai savo. Rankytėm nusiplaut. Matot, koks purvins rankas. Neturiu servetėlių nusiplaut. Buvo ir degalinė už kilometro. Šiaip nuėjus pastate. Va, čia antras aukštas yra. Nu, čia biškį nekreipti dėmesio, čia aš aptvarkysiu viską. Va.
miegamieji. Va. Ko negyvenimas. Čia palėpė mano bus tokia vat. Nu, aš sakau, taip, biškį apversta, taip, reikia apsitvarkyti. Bet, nu va, koks vaizdas. Va ten motociklas mano matosi, va. Nu ir aš čia galiu savo gyvent. Ką man grįžti? Ne, jeigu rimtai, tai problema sprendžiasi, pabiškai prieš porą dienų sutikau vaikiną, kur vairuoja Yamaha Tenere 721 metų naujesnį modelį negu man. Tai mes ten su juo pašnekėjom, visą kitą, fainai, ir jis buvo sakęs, jeigu tau pagalbos, reiktų kokios pagalbos, tai ten rašyk, kreiptis, taip ir taip. Ir ten davė prisijungimą prie grupių suomių vietinių. Tai va, tai, nu man čia atsitiko bėda. Bet kažkaip, nu aš nepratęs žmonių prašyti pagalbos, aš ten jam ir neprašiau, aš į tą grupę parašiau, gal kas gali padėtų, jisai pamatė. Ir parašė, kad kaip tik važiuoju su šeima pro ten. Nu ne visai pro ten, sakė, 10 minučių nuvažiavimas. Ir kad gali padėti. O kokia ta pagalba, visų pirma, reikia naujo akumuliatoriaus. Šitas visiškai miręs, niekaip mėginom ir stumint užkurį ir užgesta. Nu jisai jau visiškai nesikrauna. Tai pirmas žingsnis yra akumuliatorius naujas. Antras žingsnis pažiūrėti, ar motociklas krauna akumuliatorių. Jeigu krauna, tai vakar išvaliau ten visas fiškės, viskas kur papūti. Nes radau vieną žiauriai užsiteršusią, nes atrodė, kad kažkas daugiau negu ten tik nusėdęs akumuliatorius. Tai aš ten ardžiau. Jo, ir žiūriu, kad vieną ten jau taip užsinešus, kad šakis. Tai išvaliau. Dvi buvo užsinešus, vieną žiauriai, kita ne taip žiauriai. Tai išvaliau šitos dalykus. Dabar laukiu akumuliatorių. Uždėsiu ir tada pažiūrėsim, ar kraunas. Jei kraunas, keliauju toliau. Jeigu nesikrauna, tada keliauju atgal į didelį miestą Rovaniemį. Už 200 km. Spėkite, ar išeistų nuvažiuoti. Nelabai. Bet tie, ką nusipirksiu šitoj degaliniai virvę tempimo. Ir tiesiog su virvę stovėsiu, prašysiu, kad patemptų. Nu, tipo rodysiu, kad man reikia, kad nutemptų. Nu ir ten jau yra normalių servizų, mačiau. Ten jau tikrai man turėtų padėti. Tik kažkaip reikia iki ten nusigauti. Bet čia yra atgal. Aš taip norėjau į priekį. Bet gyvenimas yra pokštininkas, ne? Tai visai būna. Tikiuosi geriausio, bet esu nusiteikęs ir blogiausiam. O šiaip nėra blogai. Galėjo būti žymiai blogiau. Kur nors ten atokioj vietoje, jeigu būtų taip atsitikę. O dabar čia yra žmonių, kurie padeda. Aš tik net galvojau, gal netgi visai varkėtų, čia užtojus to motociklų vieną atveža maisto, pamato, kiti. Aš net neprašau, tiesiog pro langą, vat, čia sėdžiu. Su kemperiu važiavo pro langą, nealkoholinio alaus padavė, sausainių. Nu ką aš sakysiu, ne. Nors aš man jau daug kas prinešė. Šiaip žmonės nori padėti, bet neturi sugebėjimų. Taip kaip aš neturiu, taip ir jie neturi tų sugebėjimų. Nu, bet čia nieko, kažkokio kriminalo nėra. Labai nedaug žmonių yra, kur kažką truputį daugiau nusimanytų. Ir šiaip visi savo kelionėse. Ir panašiai. Labiausiai tai tikrai padėjo tokie du vaikinai iš Slovenijos. Ir galėtant su mergina važiuoja. Tai jie trysia
labai padėjo. Matęs, kad jau taip nori padėti, taip stengiasi padėti, bet čia nėra aplinkui niekur baterijų, man jau net nepatogu, į ten į vieną vietą nuvažiavo į kitą, gal ten bus, o čia Suomijoje tai atstumai dideli yra. Čia ne 20 km į vieną pusę, jau nepatogu, bet niekur tos baterijos nebuvo. Netgi vietoj už 80 km nebuvo baterijos. Ten jau ale didesnis miestas. Tai visos viltis tą vaikinuką, kur atvažiuoja. Jie važiuoja su šeima poilsiauti tiesiog. Tai bus apie 2:30. Rašė apie 2:30 bus, tai spėjau apie 3 kokį. Ir tada jau bus daug aiškiau viskas. Tu gerai rankas nusiplaut kažkur. Einu iki degalinės. Čiau. Nusipilkim kuro. Kodėl neveikia čia? Gal nes dizelis negeras. Benzinas. Vis dar ten pat. Spėkit, kas kely? Jūs neįsivaizduojat. Net neįsivaizduojat. Kaip yra gera būti kely. Ar aš rizikuoju važiuodamas toliau? Gal. Kaip labai? Nežinau. Tai koks nuotaiks? Įvairūs. Džiaugiuosi, kad kely, kad važiuoju. Bet kai nežinai, kas kartą ar užsives motociklas, nėra labai smagu, tai taip važiuoji ir gražus ežerai, taip. O kas jeigu aš čia sustoju nakvyniai ir nebeatsikeliu ir nebeužsikuriu rytoj. Nuvažiuoja mašina, bet tai bet gražu. Gražu, tikrai gražu. Tikrai labai gražu. Kalnai gražu, bet čia irgi savitas grožis. Čia kambarys, kuriame apsistosiu šiąnakt. Tikrai po tokių nuotykių noris pailsėti normaliai. Šiaip kambarys 100 eurų nakčiai. Ir paskutinis buvo, aš atėjau, sakau, gerai imu, nes jau galvoju, kiek kainuos, tiek imsiu. Ir kaip tik dar vienas vokietis atėjo, sakau, reik kambario. Ir aš taip žiūriu jį, sakau, we can split the bill. Sako, gerai, sako. Tai gavosi po 50 eurų. Lova. Čia yra dar tų lovų, galėtum dar daugiau baikerių priimti. Dušas ten ir
po 50 eurų, bet nėra tai blogai. Čia toks vaizdas, ten yra prie pat parduotuvė, yra virtuvė, pasigaminsiu valgyti kažką. O ryt bus matyti, kaip čia tas motociklas elgsis. Gyvenimas yra gražus. Čia. Labą rytą, gerą rytą. Šiandien mėgau viešbutėlį. Čia toks. Matot, su kokiais keliauju. Buvo ir Lietuvoje. Va taip pat, su tokiais. Gerai atrodo. Mes kiekvienas turim savo problemų. Mano problema, reikia žiūrėti, ar užsikurs motociklas. Dar vienas dalykas. Navigaciją įsivesti. Trišimtai 81 kilometras.
Oi, kaip vėjuota. O, ten kavinė. Bet spėjau, kad ten jau žiauriai brangiai turėtų būti. O aš tai turiu maistą nusipirkęs. Oi, nu čia būna. Žmonės pasidaro gražių nuotraukų labai. Nes matos paprastai kažkas už nugaros. Bet ne šį kartą. Bet nieko tokio. Ne dėl to keliauju. Sorry, could you take picture? Of course. Alone, so... 1 second. Yeah, okay. Not the best weather. It's beautiful weather. Thank you. Nu tai va, atkeliavau į savo namuką, šiaip žiauriai gerą variantą radau, 30 eurų. Ir čia toks vat namukas, kadangi kaip matot lyja, tai čia 3 eurų už namuką. Nu tam namukė aišku nieko nėra daug, bet šiek tiek yra. Va, yra lova, yra stalas, yra šaldytuvas, net elektros turim. Tai čia man labai gerai. Gal aš čia pasiliksiu ne dar vieną dieną. Šis rytoj rodo lietų, po to nerodo lietaus. Tai ten po to dar yra dušai, virtuvė yra tenai, tualetai, normaliai viskas. Tai čia, nu, čia tikrai labai pigiai. Čia kaip Norvegijoje, tai labai pigiai. Tai net palapinę statyti nereikia, o čia dėsiu, čia miegmaišį pasidėsiu jaučiu. Čia kaldra kažkokie yra, bet čia neapvilkta čia. Neaišku, kas kieno. Nu, žodžiu, nesušalsiu, pagalės yra. Tai aš savo pasiėmiau. Tai va. Tai šiandien nuvažiavau 1200 km kažkur. Jaučiuos pavargęs ir džiaugiuosi, kad galėsiu pailsėti. Bet ten upė. Reiks nueiti rytoj pažiūrėti.
Gerai.